2019 metų Audi A6, kovo 13 bus jos aukcionas, 123 tūkstančių mylių, S-Line'as, Premium Plus komplektacija, juodas spalvikė, 3 litrai, quattro, 4 varomi, visai neblogas variantas, labai aukštą turi įvertinimą 4,3 Mannheimo aukciono, tai čia yra sveikų mašinų aukcionai su švariais taitlais. Tai papėkim, pasižiūrėkim, juodas spalvikė, pasižiūrim pirmą kėbulą, kaip atrodo, keletą duobučių tokių smulkių, matau ir pabraižymą ant stogo, bet tokio nieko rimto, panorama yra sveika. Tos duobutės čia su meniniu lyginimu labai lengvai išsimtų. Ja panašiai galima būtų nupirkti apie 13,5 tūkstančio dolerių. Juodas spalva, gražus ratai, priekis galas parktronikai, šiek tiek pabraižyta ant galinio bamperio. Bagažinė, kaip matot, viskas švaru gražu. Čia irgi atsarginis ratas, visi komplektai sudėti. Labai neblogas automobilis. Šiek tiek pabraižymų labai nedidelių, bet kaip žinot, Amerikos automobilyje visi turi pabraižymų. Turi labai gražų saloną, gražią medžio apdailą, rudas salonas labai gerai išlaikytas, nesuplėštas, nenubraižytas, baltos lubos, galas šildomos sėdynės. Iš šitos pusės irgi pažiūrėkit, visai viskas atrodo neblogai. Pasižiūrim priekį. Turi gerą Bang & Olufsen garso aparatūrą. Matot, sėdynės neišsidėtos, geros labai būklės. Priekis irgi atrodo viskas tvarkinga. Toliau einam priekį, daugiau pasižiūrėsim. Čia kapoto šiek tiek nuo akmenukų nuo kelio. Čia tokias, smulkmenos, kaip sakant, žinokit. Gerai, einam į vidų, pabandysim užsivesti, pasižiūrėsim. Va, dar vienas yra pažeidimas pažymėtas, va čia kažkas yra pradeginta, ar kažkas tai susiraukšlėja odą. Bet čia irgi toksai kosmetinis. Tai dalykas, priekinė kėdė, kaip matot. Palei tokias mylės, tai tikrai dar normaliai atrodo, galima viską sutvarkyti. Čia viskas, kaip matot, irgi neblogai. Čia viskas veikia, gerai, pasibandom užvesti. Taip. Variklis kažkokį tai išduoda garsą. Nežinau, ar jūs girdit. Šiaip jinai važiuoja, kūrėsi, viskas su ją gerai, bet vat yra kažkoks tai viena klaidelė dega. Kas per problemą yra sunku labai pasakyti.